Tai, ką aš atėjau dabar ir kalbu, tai yra labai daug knygų, labai daug YouTube'ų įvairių ir taip toliau. Ir dabar aš tiesiog pastoviai kiekvieną ketvirtadienį lankausi pas psichologą. Ir man tai labai padeda pačiai. Aš mažiau save kaltinu, mažiau vyrą. Dažniausiai greitai, bet labai smarkiai ir intensyviai į tai sureaguoja vyras. Kai kurie vyrai, aišku, to neatlaiko ir išyra šeimos dėl vienos ar kitos priežasties. Bet vyrai dažniausiai priima labai skaudžiai, dažniausiai, aišku, savyje dar užgniaužia palaiko kažkiek tai laiko, bet jie tai pergyvena ir tada imasi gyventi toliau. Mamos dažniau nenustoja širdį puoselėti vilties, kad kažkaip kažkas pasikeis ir kiekvieną kartą, kai mama pamato, kad ne viskas klostosi gerąją linkme, tai yra vis naujas ir naujas smūgis. Aš labai ilgiuosi to vaiko, kurio aš tikėjausi gauti. Tai yra sunkiausias mano gyvenimo momentas ir aš tikiuosi sunkesnio nebus. Sužinai diagnozę, gauni popieriuką su išvada ir jausmas toks pats kaip 12 klasėje, tik tai blogiausiai įmanoma prasme. Popierius rankose ir laisvas. Stovi gatvėje, ką daryti nežinai, į kur kreiptis nežinai, parašius, ką nors bandykit daryti, būtų visiškai tas pats efektas. Tu išeini iš tos įstaigos su žodžiais, kad nieks nežino, ar jisai kalbės, nieks nežino, ar jisai bus savarankiškas. Iš tikrųjų, nieks nieko nežino. Ir ką tau dabar daryti, irgi nieks nežino. Dirbkit su vaiku. Ir tu galvoji, kur dirbti, ką daryti. Ir tada tu supranti, kad šitoje situacijoje tu esi visiškai viena, nes tau atrodo, kad aplink tave visi augina įprastos raidos vaikus. Pradžioj tu bandai su kažkuo kalbėti apie tai, pasakot, kaip tu jautiesi, bet žmonės tikrai iš tikrųjų tavęs nesupranta. Mano kelias į diagnozės priėmimą tikriausiai prasidėjo tada, kai aš pradėjau sutikti kitas šeimas, kurie augina tokius vaikus. Ir kai aš sakydavau, kad mano vaikas nereaguoja į vardą, bet reaguoja į stuksenimą į sieną, jis sakydavo man, taip, aš tave suprantu, nes mano vaikas yra toks pats. Didžiausia informacija apie autizmą ir ką man daryti, tą lapą gavus su F kodu, ką man daryti aš gavau iš tėvų. Labai norėčiau, kad būtų pirmiausia sutikima pagalba tėvams. Nes sakau, net lėktuvė pirmiausia tą kaukę uždėti liepia tėvams po to vaikų. O pas mus iš tikrųjų paduoda tau tą lapą ir išleidžia tave. Ir ieškok pats. O tėvam jokios pagalbos. Labai va tas sudėtinga, nes tikrai yra daug palūžusių tėvų. Labai daug. Mes jau gyvenam su sūnaus autizmu grubiai 3 metus. Ir visas dienos grafikas, visa veikla, visa tai, ką mes darom nuo ryto iki vakaro, visa tai sukasi aplink sūnaus sutrikimas ligojantį gyvenimą. Paprastai šnekant, su šeima, laisvalaikio kaip po tokio, kaip vyras ir žmona, mes iš esmės neturime apskritai. Mes turim sunkias naktis, kai Kęstutis būtinai prašo, kad aš miegočiau su juo, būtinai jo lovoje ir miegodamas jis būtinai turi liesti mano ausis. Jisai, aišku, vartosi taip, kaip jam patogu ir aš atitinkamai turiu prisitaikyti prie jo, o kadangi sutinka miegoti tik savo lovoje, tai ta lova yra pakankamai vienvietė, pakankamai siaura. Tai rytais aš atsikeliu kartais kaip sulaužyta dėl to, kad tas išsilankstymas ir išsiraivimas jis yra labai sudėtingas. Jeigu padarai kažką tai, ko jis nenori arba ne taip, kaip jis nori, tada jis pradeda psichuot. Turim tikrai dažnai beveik kiekvieną dieną, aš galvoju, aiškinti žmonėm, kas tai yra, nes kai pamatai Joną, tu matai ramų sėdintį vaiką. Jis sėdi ramiai būna, dažniausiai ramus iš tikrųjų būna. Bet tada, kai ištinka vadinamas meltdownas, dažniausiai jis ištinka namuose. Ir kai nebūna žmonių, tai sunku ir paaiškinti, kuo mums sunku su Jonu būna kartais. Kodėl taip sunku tas savęs žalojimas, tu jo negali papasakoti, turi jį pamatyti. Po paskutinės savigresijos priepuolio, mano vaikas tiesiog susižaloja akį, kad nebeturi galimybės matyti dešinę akį.
Jis nuo vaikystės nekalba visiškai, taip pat turi didelę labai agresiją. Agresija ne savo, o kitam asmeniui. Taip pat gali žaloti ir save, jeigu jam kažkokie skausmai ir jisai nemoka tą pasakyti, išreikšti. Lauke taipogi jį išvesti, tai tik tai gali ten, kur žmonių nėra, pasivaikščioti, nes jisai, bet buvo tokių dalykų, kad eina pro šalį žmogus ir jisai puola ant jo, nei iš jo, nei iš to, kas jam atrodo toj galvelį, kaip mes sakom, o ne visi žmonės ir supranta, gal jis ten ir neužgauna, tiesiog išsigąsta. Bet buvo toks atvejis, pavyzdžiui, kai vienas vyras trenkė ir man atgal. Gaunasi taip, kad su to vaiku arba į mišką, kur nėra žmonių, arba namuose užsidarę sėdi ir viskas. Mums užteko su tėčiu išvykti 10 dienų, išskristi į Vokietiją su Jonu, mes 3 skridom. Tai jo po kelionės žodžiai buvo man tokie. Man tik 10 dienų reikėjo pabūti, o tau visą gyvenimą. Jis auga, kaip aš sakiau, 1,42 m, o elgesys jo yra 4 metų vaiko. Labai dažnai. Jis žaidžia su mažais vaikais kieme, 4-5 metų. Jis su jais kaip lygus elgesi, nors jis fiziškai yra daug stipresnis. Kol buvo mažas, tai buvo tikrai paprasčiau, nes tu gali jį paimti po pažastim, įsikišti mašiną, klykianti, rėkianti, besispardantį, tu jį prisisegi ir tu išvažiuoji. Ten jau kaip davažiuosi, taip davažiuosi, ten po tos pusvalandžio kelionės galbūt aprims, bet dabar, kai jam 7, kai jisai sveria beveik 25 kg, aš fiziškai jo nepakeliu. Kitas dalykas, kai jisai yra isterijoje, jis yra visiškai nevaldomas, jis tokio lankstumo kaip ungurys iš rankų paima ir išslysta. Ir jis klykia tiek, kad tu turi stot, jungti avarinę, lipti iš mašinos. Ką galvoja aplinkiniai, aš nebežinau, aš šitoj vietoje stengiuosi net negalvoti apie tai. Dėl to, kad, jisai klykia. Kai atsirado automobilio parkavimo ženklas, neįgalio ženklas, aš turėjau aiškinti realiai visiems savo kaimynams, kad ne tik vaikai, kurie turi fizinę negalią, kad gauna ir tie, kurie vaikšto, kad mums reikia tos vietos. Tai mūsų bendruomenės pirmininkas padarė mums tokį papildomą lentelę su mūsų automobilio numeriu. Tai aš pati stebėjau, kaip prieina kaimynas per kamerą ir jį nuplėšė ir išmeta šiukšlių dėžę. Nors žinojo, kodėl mums reikia tos vietos. Jam rugsėjo 18 suėjo 18 metų. Nedarbingumo lygį labai nustatė tikrai neįgalumo labai greitai komisija, pagirtinai net labai ten 3 savaičių 4 bėgyje. Ir tada prasidėjo visos linksmybės, kaip aš sakau, teismo visi procesai. Tada skyrė jam advokatą, kuris rašinėjo laiškus, kuriuose rašo, jeigu tu jam rašai, kad vaikas nekalba ir jisai nieko nesupranta, jinai tau rašo, prašau atvežti vaiką ir paklausimą, ar jisai nori, kad jūs būtumėt jo globėja, žodžiu, visiškas pasityčiojimas. Jeigu mes esam dispanserizuoti poliklinikoje ir poliklinikos vedėja, psichiatrijos skyrius, jis kiekvieną mėnesį jį apžiūri, nustato vaistukų, žiūri, kaip reaguoja, jo elgesį, viskas yra surašoma, jinai priduoda visus stebėjimo lapus, viską ir teismas tokius dokumentus atmeta. Ir skiria teismo psichiatrijos ekspertizę. Tai yra grynas pasityčiojimas. Mes jos laukiam 2 mėnesius eiliai ir tada nuvažiavom į tokį įstaigą, kur, pavyzdžiui, neįgaliam vaikui eiti neįmanoma, laiptai aukšti. Komisiją sudarė vienas vyras pagyvenęs, kuris mes įėjom, pradėjo iš mūsų tyčiotis ir vos ne kaip tavo vardas, Karoli. Sakau, jisai nekalba, tai kaip nekalba, sakau, tai gal jūs pirmą dokumentus paskaitykit. Tada jisai pasakykit lauk. Mes išėjom, tai užtruko minutę. Tik tai kovo 13 bus teismas dėl to neveiksnumo. Tai reiškia, nuo rugsėjo 11 iki kovo 13 vaikas niekam nepriklauso. Taip pat jis ir negauna jokių išmokų. O reikia pirkti ir pampersus, ir papildus, ir vaistus, ir maistą, ir rūbus, nes rūbus jisai plėšo. Prieš 3 metus, ta tokia situacija, taip pablogėjo, kad matau, kad vaikui kažkokios yra sveikatos problemos. Tiesiog kreipiamės daug ir pas psichiatrus ir panašiai, tai kaip ir buvo pirminė tokia, kad jam čia depresija, kad galbūt paauglystė ateina, kad kažkas, bet tiesiog mačiau, kad vaikui yra tiesiog
laikosi tokia febriliari temperatūra, 3 mėnesiai, ar ne, atsirado sąnarys ištino, ar ne, nu tokia ta būklė tokia staigiai, ar ne, ir kas būdinga, va tokie vokaliniai tikai, kažkokie užsicikliniai, obsesinio, kompulsinio elgesio, tiesiog, nu, pavyzdžiui, mėnesį jisai ten lodavo kaip šuo koks. Kas keisčiausia, man nei vienas daktaras nepasakė, kad, žinai, gal patyrinėjom tą, ar ne, ir kažkaip tai iš bendruomenės išgirdau tokią diagnozę, sako, Lina, tu pasidomėk pandas. Nu, aš galvoju, pandas, kas čia per kažkoks gyvūnas, ar ne, ar kas. Pradėjau skaityti tą visą puokštę, lygiai taip pat, kaip vaikui buvo 2 metai, aš perskaičiau 10 vėliavėlių ir pasakiau, taip, mano vaikas turi autizmą, nes visur plistavau ir viskas atitiko. Lygiai taip pat čia. Atradusi tą dalyką, kaip ir dar daug laiko užtruko įtikinti medikus, ar ne, kad čia nėra jam tik autizmas. Ir taip, ta diagnozė preliminariai buvo patvirtinta mano vaikui, bet visiškai nėra informacijos, ką toliau daryti. Aš viena auginu vaiką, vyras jis nenori dalyvauti mūsų gyvenime, tiesiog nenori, nesidomi, nes skambina, jis jau 2 metus nematė vaiką, tikrai. Mano nuostabiausias momentas yra, kai vaikas užmiega. Tai aš galiu kažką savo veikti, kažką suplanuoti vakarui, bet tikrai jau ir pati jėgų neturiu, nors ir turėčiau noro, bet... Mes netgi iš darželio stengiamės jo nepaimti anksčiau laiko. Buvo netgi gėda. Sakau, važiuom, jau pasiėmom jį iš darželio. Vyras sako, taigi pažiūrėk, dar 30 minučių mes galim pabūti be jo, be savo vaiko, ramiai. Nes kai jis grįždavo iš darželio, tai buvo chaosas. Jis viską mėtydavo, jis viską laužydavo, viską... Tai yra, jis atėjęs toks jausmas, kad jam reikia išsikrauti. Pagalba, tai aš skaityčiau tėvam, kad tas socialinis kažkoks darbuotojas ateitų į namus nors 2-3 valandas, išleistų tėvus kažkur kartu. Tai čia būtų didžiausia šventė. Kadangi mes, kiek jau mažiukui 6 metai, mes nesam triese niekur išėję, tėtis, aš ir mažiukas. Reikia labai daug dalykų atsisakyti nuo jų, pavyzdžiui, kelionių į kitas šalis, nes mes nežinom, kaip jis elgsis tokiu atveju. Mes su broliu, kitų brolių neturim, gaunam labai mažai tėvų dėmesio, nes jie arba darbe, arba koncentruojasi ant brolio. Visa ko širdis yra šeima. Labai sunku išlaikyti šeimą, bet kam tikrai tenka matyti, kiek jų išyra su panašiom diagnozėm, tai yra tikrai labai skaudu. Ir skaudžiausia, kad tada visiškai palikta lieka moteris su vaikais. Tai moteris ir taip yra sunkiau įsidarbinantis žmogus, sunkiau gaunantis lėšų ir pajamų. Ir tokioj žvarbioj vietoj kaip Lietuva tai yra labai sunkus momentas. Tai pirmas patarimas iš tikrųjų tėvams turbūt būtų visom išgalim išlaikyti šeimą. Čia ne žaidimai, ne paprasti pinigų nepasidalinimai ar laisvalaikio nesutarimai. Tai yra tikras smūgis. Buvom neseniai pas mano vyriausių sūnų, kuris gyvena dabar Anglijoje. Ir nuėjom į parduotuvę, didelį centrą. Tai yra, visada mums yra iššūkis šiaip, prekybos centrai, mes stengiamės ten nevažiuoti su juom. Bet jeigu tiesiog ten nebuvo kito pasirinkimo, reikėjo važiuoti. Tada tokiu atveju mes jį pasodinom į vežimėlį, kur vežioja produktus. Jis yra 10 metų, jam 1,42 m ir vaikas sėdi vežimėlį. Kol jis dar tilpdavo į tą automobiliuką, viskas buvo paprasčiau. Dabar jis į automobiliuką nebetelpa, bet vaikščioti jis griežtai atsisako parduotuvėje. Ir mes pasisodinom jį į tą vežimą, važinėjom po tą parduotuvę ir mano sūnus sutiko draugus. Ir jis apsimetė, kad jis mūsų nepažįsta. Iš pradžių aš pykau, bet paskui aš supratau ir sūnų kažkiek. Jis tikėjosi kitokio brolio. Čia yra mano vaikas, kurį aš beprotiškai myliu tikrai, kuriam aš noriu tik gero ir aš tikiuosi, gal kažkas pasikeis, gal aš bandau kiekvieną kartą iš naujo. Labai tikiuosi, kad galbūt įvyks kažkoks stebuklas ir mūsų raida pagreitės. Būna taip, kartais, kai būna pereinamas laikotarpis, ten 14, 15, 13 metų. Jeigu jam kol dar buvo 5 metai kažkaip tikėjasi, galbūt ar ne,
kad vat, viskas bus gerai, adaptuosis, savarankiškas bus, tai dabar tokių lūkesčių nėra, tai tiesiog pradedi mąstyti, kaip jam padėti, kaip jam suteikti, kaip jam tapti kuo savarankiškesniu ar ne. Ir tokios mintis kiekvieną dieną tiesiog ir kankina, ar ne, kas bus, kai aš nebegalėsiu jo rūpintis. Aš bijau galvoti apie ateitį. Šiuo metu bijau galvoti apie mokyklą. Toliau mokyklos aš nežiūriu. Ir viena iš priežasčių, kodėl aš atėjau į asociaciją, nes aš suprantu, kad vienas laukia ne karys. Aš nežinau, kokia ateitis laukia Alekso. Ar jisai gebės gyventi savarankiškai, ar jisai galės dirbti. Bet aš noriu jo pasirūpinti, nes kažkada manęs nebebus. Aš tikiuosi, kad jam pavyks gal įveikti jo negalią ir tada gal jam nebereikės tiek daug dėmesio, kiek dabar. Bet jeigu taip niekas labai stipriai nepasikeis, aš stengsiuos padėti, kuo galiu. Net jeigu jau turėsiu savo vaikų, net kai tėvai numirs.